Šakių seniūnijoje. Iš karto randamės Šakių seniūno Alfonso Jako kabinete. Aš prisistatau, Šakių seniūnas esu. Priimu kiekvieną, kuris apsilanko mūsų šitoj patalpoje. Suteikiam konsultacijas įvairiais klausimais, kurie tie nori. Tai taip, kad jaunimui visada, aišku, negaliu sakyti, kad ištisą parą, bet darbo valandom tikrai yra suteikiama šita paslauga, jaunimui ypatingai, bet kokiais klausimais, bet kokia parama, bet kokie įvertinimai ir kas tikrai mes, visas mūsų kolektyvas, apsidirbti mes visapusiškai apsidirbam, bet pagalbos visais klausimais gali būti, jeigu reikia, kaip sako, fizinio darbo. Mesgi atliekam ir tų pastatų atskirus einamosius remontus. Tai jeigu vyresni, kaip sako, žmonės, kurie fiziškai gali ir paremontuoti, ir cementą, ir šaligatvių plyteles paklot, ir kaip sako, bet kokį ir medį pagenėti, ir pasodinti, ir jį papjaustyti, ir mesgi aprūpinam tuos šeimas, kurios neturi apsirūpinę malkom, kurie vieniši gyvena ir sveikatos neturintys. Nuvežam ir tas malkas, tai jas reikia ir supjaustyti, reikia ir sukapoti. Tai ir šito darbo mes pilnai priimam, jeigu kas nori pagelbėti mums. O kitas dalykas - paravėti želdynus, nupjauti žolę ir galim išmokinti ir su dalgiu, ir su trimeriu jau šiuolaikišku, kuris jau ten mechanizuota, ir su traktoriuku, kuris faktiškai šienauja. Taip, kad irgi tą jaunimą pasodinam, dirba darbą, nušluoja šaligatvį, nupjauna. Taip, kad jeigu raštiškos veiklos, tai mes tiesiogiai su socialiniais darbuotojais, jie važiuoja per kaimą, važiuoja, lanko šeimas, asocialias šeimas, vaikų priežiūra, bet kokiais klausimais kartu sėda, pavažiuoja, įsitikinagi. Tai yra socialinio mokslo siekiantis jaunimas, arba kuris numato siekti šitą mokslą, tai jis gali jau šitose mokyklose būdamas susipažinti su tą veiklą, kuri ateityje jam galbūt ir bus maloni. Tai irgi taip, kad visais klausimais čia mes galim. Ir mums patalkavojimas visaip, ir pavyzdžiui, kuris domisi normaliai fizika ir elektros išvedžiojimais, jungimais, tai mesgi mūsų apšvietimas yra miesto gyvenamų namų vidaus išvedžiojimas. Irgi mūsų žinioje, tai čia mes irgi galim priimti žmogų, aišku, neduoti jam pagrindinį darbą, bet jis matydamas ir žiūrėdamas po mūsų specialisto kontrolę gali atlikti tuos darbus. Ir gali technikos remontui, tai turim traktorių, turim sunkvežimį, čia irgi šitie klausimai, taip kad visom apimtim, tik tai reikės iš jaunimo norų, iniciatyvos ir prašau. Mes jūs mokom ir laukiam rezultatų.